Lietuviško kino įspūdžius dovanoja skaitmeninė televizija Gala, sukurta Teo. Mano pozicija yra tokia. Aktorius turi būti savo vaidmens advokatas, neteisėjas. Eglė yra iš pirmo žvilgsnio paniurėlė ir tylenė. Toks išduotos, iškankintos, išniekintos merginos portretas. Jie pasiėmė žarną, kur automobilius plauna ir tiesiog laistė pusę valandos mane per tą žarną su lediniu vandeniu. Eglė yra lyg koks, sakysim, laukinis žvėriukas, uždarytas narvelėje ir viduje lyg kokia turinti, nežinau, uždelsto veikimo bombą, kuris sproginėja. Variklis verčiantis ją gyventi, tai galėčiau vardinti siekis ne ką nors veikti, o siekis išvengti. Aš bijau. Pagal knygą ir ką Algimantas savo filme naudoja, tai Eglė tapo. Nu, ble, panos, man paveikslą visą su jas baigėt. Paveikslas ten, vynogės čia. Tai kadangi aš iki to laiko tikrai nebuvau susidūrus su piešimu, tai vat vienas didžiausių mano atradimų buvo dailė ir tapimas. Ir kažkaip dabar galvoju, kad kažkada ateityje, kai bus galimybė, tai būtinai reiks. Reiks grįžti, nusipirksiu molbertą, dažų ir... Vis dėlto mes buvom moteriškos kolektyvas. Trys jaunos aktorės ir Lapinskaitė. Ir kai atėjo mūsų tokia scena su Vytautu Balsiu prie stalo, tai mums taip buvo keista matyti vyrą partnerį. Iš tikrųjų, ir visas kartu taip ir su Janina pasijuokėm, kad Janina, aišku, su Vytautu labai daug vaidino prieš tai. Tai jūs dailininkė? Jo. Tapot natiurmortus ir peizažus? Jo. Kai tapomas peizažas, tai yra formas ir spalvas diktuoja gamta, o kai natiurmortas, tai dailininkas turi visišką laisvę. Jo. Ir kurdama Eglę, aš kalbėjau apie tai, kaip būna gyvenime, kad kartais tu esi tiesiog sutrypiamas ir ne dėl tavo pačios kaltės, o dėl kažkokių susikloščių socialinių aplinkybių. Ir apie viltį, ar įmanoma pačiam žmogui išsikovoti savo laisvę ir laimę, ar tu esi pasmerktas tam, kas su tavim vyksta. Ivanauskaitė taip ryškiai vaizdavo ir jautė, ir būtent moterį, ir pats Algimantas kalbėjo apie tai, kad gilinasi moters pasaulį. Ir apskritai šitas filmas apie moteris daugumoje. Tai tau ir nereikia nieko suprasti. Taigi, nueini, atidarai kapotą, išmeti seksy pozą ir klausyk, išmeti seksy pozą, pasiėmi mobilų telefoną ir svarbiausia, labai nelaimingą veidą nustatyk, va tokį, koks dabar. Eik! Taip, nelaiminga ir pamatysi, iškart sustos koks nors dėdas. Iškart sustos ir padės, tikrai. Iš tikrųjų, matau, kiek daug jinai turėjo ir saviironijos, ir apskritai ironijos tame, kas vyksta pasaulyje. Tai vat, kai tai kažkaip išvelgi, tada dar atsiranda kitoks klodas, kitaip žiūri visą tai, kas rašoma jos kūriniuose. Nu, ble, sorry. Čia humoras, panai galvą nupjovė jai humoras.